šiandien su jumis aptarsime žiūrimiausių veiksmo anime Top 10. 10 vieta – Hunter x Hunter. Hunter x Hunter yra vienas iš geriausių ir populiariausių visų laikų anime. Sekant Gono ir Kiloja nuotykius, serialas juos nuveda toli ir plačiai ieškant Gono senai dingusio tėvo. Pakeliui jie sutinka puikių draugų, tokių kaip Kurapika ir Leorio, ir sukuria daug nuostabių prisiminimų. Tačiau serialas gali staiga tapti tamsus ir slegiantis, ypač York New ir Chimera arkose. Hunter x Hunter labai orientuotas į siužetą, bet veiksmas yra toks puikus, kad jis automatiškai užima vietą tarp geriausių veiksmo anime. Devinta vieta – One Punch Man. Kaip rodo pavadinimas, One Punch Man yra linksmas ir smurtinis anime, kurio centre yra Saitama, superherojus, kuris nugali savo priešus vienu smūgiu. Herojus nuobodžiauja ir ieško kažko, kas galėtų mesti jam iššūkį kovoje. Kiekviename epizode Saitama kovoja su nauju priešu, o su viena iš geriausių animacijų kovos yra pakilėtos į visiškai naują lygį, kuris žiūrovams yra tikras malonumas. Galiausiai Saitama priima Kiborgo Genosą kaip mokinį ir kartu jie paverčia serialą pašėlusiu ir įdomiu anime, kurį gerbėjai pamilo. Su unikaliu siužetu ir įtraukiančiomis kovomis One Punch Man užima vietą tarp geriausių veiksmo anime. Checkmate. Aštunta vieta – Bleach. Thousand Year Blood War. Bleach visada buvo kupinas veiksmo, bet naujoji arka pakelia tai į kitą lygį. Su naujausiamis technologijų ir animacijos įrankių pažangomis, kurios nebuvo prieinamos, kai originalus serialas vis dar buvo rodomas. Bleach Thousand Year Blood War adaptuoja manga serijos įdomiausią arką su nuostabiais vizualiniais efektais. Quincy vadovaujami Jahva pradėjo plataus masto karą prieš Soul Society. Likus dar 2 Bleach Thousand Year Blood War dalims ir daugybėje anime scenų, kurios pagerina pirmą šaltinį. Šis klasikos anime turėtų būti kiekvieno žiūrovų sąraše. Septinta vieta – My Hero Academia. My Hero Academia yra vienas populiariausių anime Šiaurės Amerikoje ir daugelėje pasaulio vietų dėl geros priežasties. Studija Bones, kuri kūrė Fullmetal Alchemist, Brotherhood ir Soul Eater, puikiai atlieka savo darbą šiame seriale, netgi sukūrusi kūrybinį skyrių skirtą tik serialo animavimui. Serialui atėjant prie pabaigos, My Hero Academia neabejotinai paliko savo pėdsaką pramogų industrijoje. Serialas pasakoja apie bekvirkį Midoriją, kuris gyvena pasaulyje, kuriame 80% gyventojų turi kvirką. Siekdamas tapti herojumi, jis sugeba sužavėti numerį 1 herojų savo nesavanaudiškumu ir paveldi jo kvirką, prisijungdamas prie herojų mokyklos, kad taptų didžiuliu herojumi. Šešta vieta – Chainsaw Man. Daugelis gerbėjų manė, kad manga Chainsaw Man jau yra tobula, tačiau anime ją pakėlė į kitą lygį. Tai vienas iš kruviniausių visų laikų anime. Chainsaw Man buvo vienas geriausių 2022 metų anime, nepaisant to, kad turėjo tik 12 epizodų. MAPA studija serialui suteikė tinkamą dėmesį, nuo animacijos, garso dizaino iki muzikos. Serialas neabejotinai sulauks naujo sezono, anksčiau ar vėliau. Denjis, jaunas velnių medžiotojas, po to, kai buvo išduotas ir nužudytas, sudaro sutartį su Pochita, grandininio pjūklo velniu. Prisikėlęs su velnio širdimi, jis tampa Chainsaw Man. Chainsaw Man taip pat sulauks filmų adaptacijos apie Rezę arką, nors išleidimo data dar nėra paskelbta. Ir taigi, mes pasiekėme top 5. Penkta vieta – Mob Psycho 100. Mob Psycho visada yra tarp geriausių anime serijų. Nors veiksmo yra daug, anime taip pat apima daugybę kitų žanrų, tokių kaip romantika, komedija, tačiau geriausia yra tai, kad jis moko daugybės pamokų žiūrovus. Pavyzdžiui, apie šeimos svarbą ir pagalbą mažiau sugebantiems. Daugelis žmonių atėjo dėl kovų, bet galiausiai įsimylėjo pagrindinį veikėją Mobą. Tylų, introvertišką ir geros širdies Esperį, kuris yra nepaprastai galingas.
Jis naudojo savo jėgą gėriui, dirbdamas Reigenui egzorcizuoti dvasias, kas daro Mob Psycho unikalių anime. Tai gebėjimas sukelti daugybę emocijų vienu metu. Ketvirta vieta. Arcane. Arcane greitai tapo vienu iš labiausiai pripažintų animuotų visų laikų serialų, sujungiant įspūdingus vaizdus su giliai emocinga istorija. Sukurtas populiaraus žaidimo League of Legends visatoje, Arcane pranoksta savo kilmę, siūlydamas istoriją, kuri yra tiek apie asmeninę kovą, tapatybę ir galios pasekmes, tiek apie veiksmą ir nuotykius. Daugelis žiūrovų iš pradžių susižavi Arcane dėl kvapą gniaužiančios animacijos ir intensyvių veiksmo scenų, bet netrukus įsitraukia į sudėtingą pasakojimą ir sudėtingus veikėjus. Serialas daugiausiai seka dvi seseris – Vi ir Jinx, kurių likimai persipina tragiškų aplinkybių dėka ir kurios atsiduria priešingose augančio konflikto tarp priespaudoje gyvenančio Zauno miesto ir spindinčio Piltoverio metropolio pusėse. Jų kelionė pilna skausmo, ištikimybės ir išdavystės. Siūlo prasmingus ryšius, kurie tiek jungia, tiek griauna. Ir štai mes jau pasiekėme top 3-tuką. Trečioje vietoje – Demon Slayer. Demon Slayer sužavėjo pasaulį, kai pirmą kartą buvo parodytas 2019 metais. Daugiausia dėl neįtikėtinos animacijos. Su filmu ir 3 sezonais Demon Slayer pasakoja apie geros širdies Tanjiro, kurio šeimą brutaliai nužudo demonas, išskyrus jo seserį, kuri paversta demonu. Jis leidžiasi į kelionę kartu su savo ramaus būdo seserimi, norėdamas ją paversti atgal į žmogų ir surasti atsakingą asmenį už savo šeimos žudynės. Kaip demonų naikintojas, Tanjiro nuolatos keliauja ir susiduria su galingais demonais. Serialas greitai pereina prie veiksmo ir kartu su nuostabiais vaizdais Demon Slayer yra puikus anime kiekvienam. Antroje vietoje – Attack on Titan. Attack on Titan nuolat yra tarp geriausių visų laikų anime serijų, meistriškai sujungiant veiksmo, siaubo ir politinių intrigų elementus. Nors serialas garsėja savo intensyviomis kovomis ir kvapą gniaužiančią animaciją, tai kas jį iš tikrųjų iškelia yra sudėtingų temų tokių kaip laisvė, auka ir žmogaus būklė tyrinėjimas. Daugelį gerbėjų iš pradžių pritraukia didžiulis konfliktas tarp žmonijos ir siaubingų titanų, bet netrukus jie pasineria į sudėtingą pasakojimą ir turtingai išvystytus personažus. Pagrindinis istorijos veikėjas – Erenas Jėgeris, ryžtingas ir aistringas jaunuolis, siekiantis sunaikinti titanus ir atskleisti tiesą apie jų egzistavimą. Jo kelionė kupina pykčio, abejonių ir atradimų akimirkų. Giliai paliečia žiūrovus, paversdamas jį vienu iš įdomiausių anime protagonistų. Pirmoje vietoje – Jujutsu Kaisen. Lengvai geriausios naujos kartos anime Jujutsu Kaisen yra daugelio fanų mėgstamų anime, tokių kaip Bleach ir Hunter x Hunter derinys, bet sugeba išsiskirti savo unikalumu. Su neįtikėtinais personažais ir sudėtinga bei įdomia galios sistema, serialas yra tikrai orientuotas į siužetą, tačiau veiksmas yra pagrindinis šou akcentas, be kurio jis nebūtų toks populiarus ar geras. Serialas sukasi apie Yuji Itadori, kuris turi savyje galingą prakeikimą Sukuna. Jujutsu Kaisen priverčia pagrindinį veikėją surinkti Sukunos prakeiktus objektus, juos suvartoti, kad pilnai reinkarnuotų prakeikimą ir tada užbaigti savo ir Sukunos gyvenimą. Pakeliui jis susiranda puikių draugų ir susiduria su prakeikimais, siekiančiais sunaikinti žmoniją. Jujutsu Kaisen neseniai adaptavo savo labiausiai laukiamą arką, tačiau su dar daugiau puikių istorijų kelyje neturėtų stebinti, kai jis įsitvirtins kaip vienas geriausių anime. Serialas yra daugiau nei tik veiksmo anime. Jujutsu Kaisen tikrai privers gerbėjus įsimylėti į personažus. Nors tai kai kuriems gali būti nemalonu, nes serialas taip pat pasižymi įspūdingų mirusių veikėjų skaičiumi.
Serialas yra juokingas, kai niekas nemiršta. Ir jame yra nedidelių romantikos užuominų. Jei yra vienas veiksmo anime, kurį gerbėjai tikrai turėtų žiūrėti, tai tikrai yra Jujutsu Kaisen, kuris tikrai tampa vienu geriausių veiksmo anime. 領域展開無料空所 O ką jūs manote apie mūsų top 10? Ar sutinkate su mūsų vietų paskirstimu? Savo nuomonę palikite komentaruose. Ir iki kitų susitikimų.